Labą dieną. Susirinkom į Kupiškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos posėdį, birželio 10 diena 15 val. Posėdis vyksta mišriu būdu, savivaldybės posėdžių salėje ir per Zoom videokonferenciją. Tai komisijos nariams darbotvarkė buvo išsiųsta, susideda iš 23 punktų. Ar galim pritart darbotvarkei bendro sutarimo? Galim. Ačiū. Tai tada gal ir pradėsim. Pirmasis klausimas yra dėl Kupiškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos narių konfidencialumo, pasižadėjimo ir interesų deklaracijos pasirašymo. Tai dabar gal tada visi pasirašom. Ja, dar jūs kitą, ne? Konfidencialu. Antras klausimas dėl paramos gavėjų atrinkimo, jų veiklos susijusios su skirta parama ir tikrinimo. Tai vadovaujantis smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo nuostatais, mes kiekviename pirmame metų posėdėje turėtume atrinkti vėl paramos gavėjus, kurie bus tikrinami. Tai reikėtų atrinkti iš 25 metų. Buvo 2 kartus gautas kvietimas ir yra iš viso per pirmąjį kvietimą 9 paramos gavėjai ir antro kvietimo metu 8 paramos gavėjai. Tai reikėtų mums apsispręsti, po kiek iš kiekvieno kvietimo tikriname ir kas tikriname. Kiek mes praeitą kartą tikrinom? 3 tikrinom, 4. 3. Tai aš manyčiau, kad gal po 2 iš kiekvieno tikrai logiška. Praeitą kartą tiesiog rinkome numerį, nes pirmam kvietime buvo 9, tai nuo 1 iki 9 būtų keliu. Aš manau, dabar reikėtų iš vieno ir iš kito. Arba galim, pavyzdžiui, kas didžiausią paramą, kaip siūlysit. Nėra Kokį kriterijų, sakykime, kriterijus nėra Taip, nustatyta. nėra nustatyta, kaip mes atsirenkame. Aš tai manyčiau visą burtų keliu. Pirmininkas siūlė, kad skaičius nuo 1 iki 9. 3 ir 7. Pirmam šaukime, ne? Taip, o antram buvo 8 paraiškos, tai Dabar Jūratė. 3 ir 7. gerai, bus labai lengva. Tai dabar dar mes turim kas tikrint. Kas tikrins dabar? Taip. Tai, o galime tą pačią komisiją? Ne. Atsisako. Aš sutinku. O toliau Turi būti rotacija, kad ne Kažkas. to, kaip čia sako. Taip. Ką pasiūlyt? O kas yra savanorių? Tai aš jau sutikau, tai kolegos kažką reikėtų. Jo, Jūratė jūs. Tai jeigu reikia. Taip. Savanorių. Taip, tai fiksuojam tada. Štenka. Taip. Tai ką? Ačiū. Ir tada pereinam prie 3. Dėl projekto smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimas paraiškos vertinimo. Tai čia jau kaip ir įvardint negaliu, tai tiesiog jisai pažymėtas yra G2 207 4.29e. Tai gal aš tada pristatysiu, kad pareiškėjas kreipėsi dėl paramos, nebe pirmą kartą, yra gavęs paraišką 23 ir 24, paramą 23 ir 24 metais, dokumentai pateikti visi ir patirta yra išlaidos 6900, paramos prašo 2500. Tai galima tada ir iš karto. Gali prašyti. Jau metai praėjo. 25 Taip. neprašė ir negavo. Taip, 25 praleidžia,
ir gali toliau, nes negali kreiptis paramos, jeigu gavo 2 metus iš eilės. Tai 3 metus jau nebegali kreiptis paramos. Tai šiuo metu šiuo atveju jinai praleido 1 metus ir vėl gali kreiptis. Tai gal tada ir pildom projekto vertinimo anketą. Kadangi pareiškėja pateikė visus dokumentus ir tinka pagal visus punktus, reikėtų įvertinti pareiškėjos yra vykdomos veiklos ir priemonės įgyvendinimo pagrindimą. Pagrįsta tikrai išsamei ir konkrečiai, maksimalus balų skaičius yra 20, tai 20 ir skiriame. Taip pat veiklos įgyvendinimo rezultatai tikrai aprašyti su visais, kiek planuoja net ir sutaupymą, laiko sąnaudų įsigijus šitą įrangą ir panašiai. Tai 20 balų. Tada yra aktas sukūrimas naujas darbo vietas nepateikia dokumentų. Sekantis yra punktas, tai yra pareiškėjo verslas įsteigtas anksčiau kaip 2 metai iki kvietimo teikti paraišką, verslas tikrai įsteigtas anksčiau, tai gauna 10 balų. Pareiškėjas pirmą kartą teikia paraišką, kaip minėjau, ne pirmą negauna balų. 10 čia neplėtoja socialinio verslo, jį negauna ir pareiškėjas nėra gavęs paramos pagal šios nuostatus ne mažiau kaip 2 metus, tai jeigu jinai būtų negavusi 25 ir 24, pareiškėjas būtų galėjęs gauti 10 balų, bet kadangi 24 gavo, tai negauna. Tai yra ne jaunas asmuo, sertifikuota ekologinė produkcija nepateikė tokios informacijos, inovatyvių ne ir neįgalumo taip pat iš viso surenka 50 balų. Tai dabar mes tiesiog įsivertinam, po to kiekvieną paraišką mes reitinguosim. Ir tada bus skirstoma parama. Gerai. Ir suma čia tiktų visą 2000. Taip, atitinka visą sumą, taip, nes čia įsigyta viena priemonė. Dabar noriu pasakyti, kas nusišalino. Virginijus ir Jūratė. Dabar išėjai. Stoiva nusišalino. Jo, galima. Taip, galima. Dėl mažosios bendrijos Lauros projektos smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas paraiškos vertinimu. Taip. Paramos prašo nuo 24 metų ir yra gavę paramą ir 24 ir 25. Tai vertinant administracinę atitiktį, tai yra paramai turi teisę teikti, pateikta pagal terminus, tačiau paraiška atitinka nustatytą formą ir yra prašoma finansuoti vėl, bet jinai yra, kadangi 2 metus gavusi, pagal nuostatų 12.4 punktą, paraiška neteikiama, jeigu pareiškėjams gausiems paramą 2 metus iš eilės. Tai šiuo atveju mes toliau nebevertiname paraiškos ir jinai negauna. Buvo 2 metus iš eilės. Taip, ir dar net 2 kartus į metus teikia. Taigi reiks pasirašyti. Pakviesim. Klausimų. Nors galiu pristatyti. Ne. Registracijos numeris. Tai mūsų kontoroje. Tiesiog galite nesakyti tik tai. Tai negali. Pareiškėja.
Tai galima jau? Ar Gal, laukiam dar? gal aš Kalbėkim, ką. pranešu dėl pareiškėjos projekto smulkaus verslo modernizavimas paraiškos vertinimo. 5 punktas. Gal. Tai pateikta paraiška. Prašoma pagal 2 priemonės kompensuoti patirtas išlaidas. Tai įrangos įsigijimas ir patalpų nuoma. Pareiškėja turi teisę teikti, dokumentai pateikti laikantis formų, veikla yra remiama. Ir pareiškėjos pateiktas pagrindimas yra, atitinka, manyčiau, 20 balų, kaip jūs vertinat. Taip, detaliai. Argumentuotai, tvarkingai. Mhm. Taip pat veiklos rezultatai irgi pagrįsta 20 balų, darbo vietos sukurtos dokumentų nepateikė. Taip, pareiškėjo verslas įsteigtas anksčiau kaip 2 metai, ne, nes įsteigtas 25, tai balų negauna. Pareiškėjas kreipėsi 1 kartą, gauna 10 balų. Socialinio verslo neplėtoja. Pareiškėjas nėra gavęs paramos pagal šios nuostatus ne mažiau kaip 2 metus. Mes siūlome daryti. Gauna 10 balų. Nebe jaunas asmuo plėtoja verslą. Sertifikuotos produkcijos neparduoda, neinatyvos ir čia irgi taip pat nėra. Tai pareiškėjas surenka 60 balų šiuo atveju. Ir prašoma suma visą. Dabar taip, prašoma suma patirtos išlaidos 1560, prašė 780, tačiau įvertinus visas atitinkamos išlaidos yra 975 eurai ir 15 centų. Bet tai mes galim daugiau skirti, negu prašo. Esmė, kad paprastai jie arba apsiskaičiuoja kažką, arba surašo tą pačią sumą, kurią patyrė. Tai mes vis tiek įvertinam objektyviai, kurios tinka sąskaitos, kurios netinka, mes atmetam, automatiškai suma mažėja gali koreguotis. Čia ne visos išlaidos buvo tinkamos. Taip, ne visos išlaidos buvo tinkamos. Dabar galima finansuoti 9. Kadangi gal matot, ne visi teisingai supranta, nes pavyzdžiui ten ar tai nuoma, jeigu taip, vieni tiesiog paima pusę sumos ir įsivaizduoja, kad 50%, bet yra jeigu pagal 2 priemonės šiuo atveju, kai teikia, tai jai suma išdidėja, nes pagal vieną priemonę 50%, pagal kitą priemonę jinai gali daugiau gauti. Čia ir gavo. Taip. Tiesiog neįsiskaito į nuostatus. Tikrai daug yra, kur teikia net nežiūrėdami, negalvodami, tai reikėtų atsakingiau. Nes didžiulis darbas gaunasi ir mums komisijai įsigilinti visus. Ten net klaidingai tos senos atsiprašyta, kad patirtos išlaidos ir jis gali gauti 50% nuo patirtų išlaidų. Bet viskas tvarkoja. Yra priemonė parašyta viršui, kad į 2 priemonės gali teikti. Tai iš vienos gali, pavyzdžiui, 50%, iš kitos galbūt gali daugiau gauti. Tai čia tinkamos 975. Taip. Tai tinkamos ar finansuojamos? Tai tinkamos tai bus, Tinkamos ir jeigu finansuojamos. balai. Tada galėsim visokias finansuoti. Jau kompensuotina tokia suma. Raštas mažoji bendryja, Minstepas, projektas smulkio ir vidutinio verslo rėmimo projektas. Paraiška. Tai pareiškėjas. Labą dieną. Pagaliau, aš čia atsiprašau, kad trukdau, bet
Taip, tai pareiškėjas Minstepas kreipėsi paramos antrą kartą, pernai metais yra gavęs paramą ir atitinka administracinę atitiktį, vertinant paraiškos vykdomos veiklos priemonės įgyvendinimo aprašymą bei veiklos įgyvendinimo rezultatus, tai matom, kad tikrai neišsamei, kai kur tik keliais žodžiais aprašyta. Tai vertintume kaip iš dalies pagrįsta, 10 balų. 10 balų. Taip, darbo vietomis. Ir patirtos išlaidos yra 3709. Čia, kaip ir minėjau, prašo tokios pats buvo, tačiau įvertinus visas išlaidas netinkama finansuoti 1859,83 centai. Prašo įsigyti įrangai įvairiai, kurią vykdo veiklą ir visi dokumentai pateikti, bei mokėjimo nurodymai. Taip. Tai pareiškėjo verslas įsteigtas, kadangi 25 tai balų negauna, nebe pirmą kartą kreipėsi, socialinio nevykdo verslą, gavo paramos, tai irgi negauna 10 balų ir toliau taip pat irgi negauna ir bendrai surenka tik 20 balų. O ką čia reiškia tas antram stulpelį prie tos įmonės parašyta vienas asmuo? Ar vienas asmuo? Paprastai parašo jie, kad kiek darbuotojų dirba, kad kokios žinotų apimties ta įmonė. Grožio paslaugų plėtra, darbo vietos kūrimas ir darbo vietos įrengimas. Taip, pareiškėjas paraišką teikia pirmą kartą ir paramos prašo. Yra grožio priežiūros, grožio salonų veikla, patirtos išlaidos yra 4464,40, prašo pusės sumos, tačiau įvertinus visas išlaidas, tai yra irgi pareiškėja teikia į dvi priemonės, tai yra nuoma patalpų ir įrangos įsigijimas ir tinkamos išlaidos yra 1615,55 eurai. Kadangi yra įtraukta statybos ir apdailos darbai, tai yra paslauga pagal mūsų nuostatus, paslaugos nėra įtrauktos į remiamą veiklą. Tai yra galima arba įranga, arba įrankė kažkas. Pačios paslaugos. Pačios paslaugos ne. Nėra. Dėl to tinkamų išlaidų sumažėjo. Taip, dėl to tinkamų išlaidų sumažėjo, taip pat Vienos sąskaitos. vienos sąskaitos, taip. Mokėjimo įrodymų. Taip, taip, žiūrim dabar dėl, taip, pagrindimas atitinka, tikrai 20 balų, tiek ir rezultatai. Taip, toliau įkurta yra 25, tai čia negauna balų, paramos kreipėsi pirmą kartą, tai gauna 10 balų, socialinio verslo nevykdo, taip pat 10 balų gauna, nes negavo paramos. Čia toliau nebegauna, nes nebetitinka nei vieną. Ir bendrai yra 60 balų.
Punktas. Projektas lauko prekybos modernizavimas. Pareiškėjas kreipėsi paramos pirmą kartą, patirtos išlaidos yra 4 tūkstančiai. Taip, kokiu jūs čia dabar savo? Šitoje lentelėje 6, o darbotvarkėje 8. Ir vaisių ir uogų daržovių. Taip. Taip. Tai veikla yra vaisių uogų ir daržovių mažmeninė prekyba, patirtos išlaidos 4900, paramos prašom pusę sumos 2450, pateikti visi dokumentai, administracinę atitikį atitinka. Paprašyta. Taip, paprašyta taip, tikrai atitinka 20 balų. Kadangi verslas įsteigtas pagal veiklos pažymą nuo 25, tai negauna 10 balų. Pirmą kartą kreipėsi, tai gauna 10 balų. Socialinio nevykdo ir nėra gavęs, tai taip pat gauna 10 balų. Kitų balų negauna ir bendroje sumoje 60 balų. Paminėsiu, kad paraišką svarstome taip, kaip yra pateikimo laikas ir vėliau vertinant visos paraiškos surinkę vienodą balų irgi bus sustatytos pagal pateikimo laiką. Ir prašomas, galima finansuoti. Taip, 2450 jo lauko prekybai pritaikyti. Kitas projektas, mažosios bendrijos Lygnaris projektas, biokuro gamybos veiklos plėtra ir gamybinio efektyvumo didinimas Kupiškio rajone. Tai pareiškėjas kreipėsi pirmą kartą paramos prašo, užsiima miškininkystės bei medienos ruoša. Patirtos išlaidos yra 7440, paramos prašo 1200, čia neįsigilinę, kiek yra į nuostatus, nes tinkamos išlaidos, nes skiriasi pagal Taip, pagal veiklos metus skiriasi finansavimo sumas, tai jie gali pretenduoti, tinkamos išlaidos būtų finansuojamos 1863,20 centų. Tai pildom paraišką, atitinka. Tai pagrindimas, pagrindimas tikrai pradžia čia pagrįsta, sakiau, truputėlį neteisingai, po 20 balų tikrai gali būti vertinama. Pareiškėjo verslas neįsteigtas anksčiau kaip prieš 2 metus, tai negauna balų. Kadangi pirmą kartą teikė 10 balų, socialinis verslas ne, ir kadangi negavę paramos, tai 10 balų. Ir iš viso 60 balų. Projektas Vulkano kebabai. Ne, 10. Mažoji bendrija. Mažoji bendrija darauta, efektyvinti esamas darbo sąlygas ir sukurti papildomą darbo vietą. Taip, tai pareiškėjas kreipėsi paramos prašo pirmą kartą, patirtos išlaidos yra 5000, prašo 2,5 pagal 22.6 punktą, užsiima variklinių transporto priemonių mažmeninė prekyba. Įranga įsigyta veiklai plėtoti.
atitinka paraiškos gavėjas, teikėjas administracinę atitikti. Taip, išsamei aprašyta, pagrįsta, bei veiklos įgyvendinimo rezultatai yra aiškus, detaliai pagrįsta. Tai po 20 balų. Darbo vietų įsikūrimo dokumentų nepateikė, tai balų negauna. Dabar tai pareiškėjo verslas yra naujas, tai taip pat negauna. Teikia pirmą kartą, gauna 10 balų. Socialinio nevykdo, negavę paramos gauna 10 balų ir pareiškėjas, kuriantis verslo įmonę, plėtojantis verslą yra jaunas asmuo, tai taip pat iki 29 metų gauna 10 balų. Iš kitus balų negauna, bendroje sumoje yra 70 balų. Kol kas daugiausiai. Kol kas taip, ausiai, kadangi nuo jaunas amžius davė. Taip. O, 11. Vulkano ne. 11. Taip, vulkano kebabą. Taip, vulkano kebabai. O tai pareiškėjas paramos prašo jau antrą kartą, patirtos užsiima restoranų veikla, patirtos išlaidos yra 3061,51 ir prašo 1530,75, tai tinkamos išlaidos apvalinus būtų 1530,76 centai. Administracinė atitikti atitinka, dokumentai visi reikalingi pateikti, aprašymas taip pat yra ir pagrindimas aiškus, detalus, po 20 balų. Taip, kadangi neseniai įkurta balų negauna. Taip, veikla šita vykdoma naujai nuo, kaip pasakyti, kada čia. Vasario. Jo, 6 vasario. čia net aš taip. Nauja. Taip. Atsiprašysiu, net tą paraišką pagrindimą, šiaip yra čia ko rezultatai veiklos labai trumpai pristatyti. Dalies. Jo, iš dalies, tada, nes ten jo, nes įsteigta darbo vieta ir 2 vietos, o kokią naudą duoda ta įsigyta įranga ar dar kažkas, nu, kodėl jos reikėjo, tai kaip išsamiau reikėtų pagrįsti, kartais net ir nesupranti, koks ten, kad susidaryti vaizdą platesnį. Tai 10 tik tai lieka balų. Taip, čia negauna balų, kadangi jau kreipėsi, tai irgi negauna balų, socialinį verslą nevykdo ir dabar gavo paskutinį kartą 23, tai 4-5 negavo, tai gauna 10 balų, nes paskutinius 2 metus nebuvo gavusi paramos. Ir kitus balus negauna, tai bendroji suma mes turime 40 balų. Tai darom, ne? Jo, kad nesumaišyčiau. Dabar bus 12, taip? Mažoji bendrija, AD performance, veiklos organizavimas. Taip, pareiškėjas paramos prašo antrą kartą, vykdo variklinių transporto priemonių remontą techninę priežiūrą. Patirtos išlaidos yra 5102, prašo 2500, įmonė įkurta 25 metų vasario mėnesį. Atitinka. Tai veikla aprašyta ir rezultatai pagrįsti. Darbo vietų nepateikė dokumentų.
Ir taip, verslas neįsteigtas anksčiau kaip 2 metai, tai balų negauna, paramą jau gavo, negauna balų, socialinio verslo nevykdo, pareiškėjas nėra gavęs paramos, nemažiau kaip 2 metus yra gavę, negauna, 10 balų gauna už tai, kad už jauną amžių. Iki 29 paramos prašo šis pareiškėjas ir toliau nebegauna. Tai iš viso 50 balų. Taip dabar. Probleminio pėdų kabineto plėtojimas. Taip, paramos gavėjas prašo paramos. Iš tikrųjų tai 3. kartą, nes pernai metais 2 pusmetį buvo nefinansuota, kadangi neliko lėšų. Ir patirtos išlaidos yra 8830,87, prašo pusę sumos, tačiau įvertinus visas daug dokumentų, prašo pagal dvi priemonės, tai yra nuoma ir įranga, taip pat ir Gal 3 priemonės. prašom. ir taip, tai 3 tą mažiausiai atmetam ir yra taip pat pateikta vidaus remonto darbai irgi, tai yra paslauga, kurios taip pat nefinansuojam. Tai bendra jos tinkamų išlaidų suma yra 1694,18 €. Tos veikėjos. Dabar reikėtų išsipildyti. Taip pat instancinė ateitis. Taip, dabar taip aprašyta. Taip, ir rezultatai taip pat aprašyti. O 20 ir dabar vertinant pagal visus kitus kriterijus, tai yra individualią veiklą nepapuola, reiškia, nuo 24, tai ne anksčiau negu 2 metai, tai negauna. Kadangi kreipėsi negauna, socialinio verslo nevykdo. Paramą gavo 24, tai reiškia, irgi negauna. Nejaunas asmuo ir toliau irgi ne. Tai lieka 40 balų. Dabar paprašysiu Jūratę nusišalinti. Pasisutęs sodybos infrastruktūros gerinimas. Taip, tai pareiškėjas paramos prašo 1 kartą. Patirtos išlaidos yra 4357 €. Veikla, taip pat administracinė atitiktis, viskas tvarkoje, dokumentai laiku ir tvarkingai pateikti. Veikla vykdoma nuo 13 metų. Kaip viena dalis galima sakyti, viena 20 būtų vertinama, nes plačiau yra aprašyta, yra vykdomos veiklos priemonės. O čia sakyčiau, kad taip, nes tikrai užtenka. O antra dalis tai yra veiklos rezultatai iš dalies. Ir čia darbo vietomis sukuriam, tada einam toliau. Kadangi įsteigtas anksčiau, tai gauna 10 balų nei 2 metai. 1 kartą. 1 kartą gauna 10 balų.
socialinio verslo neplėtoja ir paramos nėra gavusi paskutinius 2 metus, tai irgi gauna 10 balų. Toliau jau balų negauna ir bendroje sumoje surenka 60 balų. Šįkit. Nu, Medienos gaminiai ir montavimo. 60 irgi. 60. 60. Tai paramos prašo pareiškėjas, yra gavęs 3 kartus, 4 kartą prašo, patirta išlaidų yra 2040,88, prašo pusę sumos, įvertinus veiklą vykdo pagal verslo liudijimą ir tai yra statybinių dailidžių ir stalių dirbinių, medinės taros, kitų medienos gaminių gamyba. Ir administracinė atitiktis atitinka viską, vykdomos veiklos priemonės aprašytos, 20 balų, kiek silpniau aprašyta yra, bet rezultatai gal 10 balų, sakyčiau, truputėlį silpniau. Tai už darbuotojus negauna, nes darbo vietų nepateikė. Tačiau galima perversti sąskaitos atitinka viskas yra. Ir vertinam toliau, kad paaiškėjo verslas, rašyta, kad 12 metų jau vykdo veiklą, tai gauna 10 balų. Nebe pirmą kartą negauna balų, socialinio verslo nevykdo ir kadangi gavo 24 paramą, tai irgi taip pat negauna šitą punktą ir už likusius negauna, bendroje sumoje surenka 40 balų. Ir čia tinkamos lėšos 931. Tai tinkamos lėšos būtų jų 931, taip, 931,74 centai. Ir dabar Mažoji bendrija pilnom burnom, maitinimo paslaugų ir maisto dirbtuvių veiklos plėtra. taip, mažoji bendrija paramos prašo 1 kartą, teikia maitinimo paslaugas, išvažiuojamo maitinimo, patirta išlaidų suma yra 576,7, prašo 2660,7. Prašo pagal 2 priemonės, tai yra įmonės teikimo išlaidų kompensavimas, kur galima iki 80% ar ne, ir įrangos įsigijimas iki 50%. Tai tinkamos išlaidos galimos kompensuoti yra 2606 eurai, kadangi 2 priemonių sumuojasi. Ja, taip, dabar aprašymas tikrai aprašyta išsamei ir veiklos rezultatai ir po 20 balų. Įsteigimas čia jauna įmonė, tai balų negauna, taip, nes įsteigta 26, čia balų negauna, pareiškės 1 kartą prašo, tai gauna 10 balų, socialinio verslo nevykdo ir nėra gavęs, tai taip pat paskutinius 2 metus taip pat gauna 10 balų. Ir bendroji suma turi 60 balų paraiška vertinama. Šalinsiu. Nuo 2 iš karto. Iš karto Pakviesim po abiejų.
Taip. Dėl asociacijos Sportimus projekto paraiškos vertinimo. Gerai. Patikslant, ar nereikia? Jau reikėtų patikrinti. Kuri- Patikslinti pilnom burnom, nes teikimo išlaidos yra 80%. ten. Skaitom, kas 10. 50, sako, paskaičiavom, mes tada gal sugrįžtam, kad būtų tiksliai tada suma užfiksuota. Ne, mes skaičiavom gerai. Gerai. Gerai, nes taip, kaip jie, nes 204 patirtos išlaidos, jeigu pusė, tai būtų tik tai 100, o čia yra 163 paskaičiuota jie. Viskas gerai. 163. Taip, o įranga 2442 ir sudėjus gaunasi 2606. Viskas gerai. Ta suma. Gerai. Taip ir paskaičiavo. Taip. Toliau keliaujam. Asociacija Sportimus. Pareiškėjas paraiškos paramos prašo nuo 2019 metų, yra kreipęsis 4 kartus, dabar 5. Patirtos išlaidos yra 3339,60. Prašo 1670. Tačiau įvertinus visas, kadangi prašo nuomai, pagal kur čia, vėliau. Taip, pagal punktą tai pasakysiu, kuri, tai yra nuomos, tai yra 22.2 ir antraisiais metais yra skiriama ne daugiau kaip 750 eurų nuomai. Tai kadangi pareiškėjas veiklą vykdo nuo 16 metų, tai įrangos nuomai tikrai daugiau kaip 750 neskiriama. Tai jo tinkamos išlaidos būtų 750 asociacijos Sportimus ir dabar tada pereiname prie paraiškos pildymo. Dokumentai pateikti. Čia prašyta, bet čia. Taip, veiklos priemonės įgyvendinimas aprašyti, tačiau visiškai neaprašyta rezultatai, tai gauna veiklos įgyvendinimo rezultatai, gauna 0. Ir vertinant pagal kitus punktus, tai pareiškėjo verslas įsteigtas anksčiau kaip 2 metai, tai 10 balų. Toliau nebe 1 kartą, tai negauna, socialinio verslo neplėtoja ir gauna 10 balų, kadangi paskutinį kartą paramos gavo 23, 24, 25 negauna, tai gauna 10 balų. Ir kitus balų negauna ir bendroji sumo jo yra 40 balų. Pareiškėjo. Įvertinta paraiška. Tai Gintautės projekto 5. Ne, pareiškėjos. Ne, tai čia Žingsniai. Pareiškėjos 5 žingsniai sėkmingo verslo link projekto pavadinimas. Čia vardas pavardė žmogaus. Tai aš tu nusakiau, tik dar vieną. 5 žingsniai sėkmingo verslo link. Tai šis projektas 5 žingsniai sėkmingo verslo link parašytas paramos teikėjos, jinai prašė jau 2 kartus kreipėsi, šitas 3 kartas, teikia maisto ir gėrimų tiekimą pagal sutartį, tikros maitinimo paslaugų veiklą vykdo. Veikla vykdoma nuo 19 metų ir patirtos išlaidos yra 4758,71. Tačiau tinkamos yra išlaidos tik tai 381,17. Pasakysiu taip, kadangi buvo prašyti ir patikslinti, pateiktos tik tai sąskaitos be mokėjimo nurodymų. Paprašius patikslinti, mokėjimo nurodymai pateikti
visiškai netitinkantys sąskaitas, tai iš to, ką pavyko, čia buvo didžiulis darbas, nes daug tų duomenų, tai iš to, ką pavyko, tai faktiškai viena sąskaita yra tinkama. Tai būtų tinkamos lėšos 381,17 ir tada pereinam prie administracinės atitikties vertinimo. Taip, pirmas tai kaip ir plačiau aprašytas, o veiklos rezultatai labai siaurai. Iš dalies. Tai iš dalies, taip, iš dalies, tai būtų čia 20 balų, čia 10 balų. Ir gauna 10 balų už tai, kad įsteigtas anksčiau kaip 2 metai. Labai pirmą kartą negauna, socialinio nevykdo, paskutinį kartą gavo paramos 24, tai irgi negauna ir toliau taip pat negauna ir bendra balų suma yra 40. Labai. Siaurai. Ne, šitą sakiau. Šitą sakiau. Šitą sakiau. Palauk, aš žiūrėsiu, bet šitą. Palauk, sugrįšiu. Tai kad aš gal blogai pasakiau, patikslinsiu tuoj. Dar sugrįžtame prie vienos paraiškos, tai yra pilnom burnom. Bandom išsiaiškinti sumą. Todėl suma skiriasi todėl, kad ne visos tinkamos buvo išlaidos. Ir tikrai gaunasi, galit duoti skaičiavimo mašinėlę, aš sudėsiu. Nes taip buvo už registravimą 163,75 tinkamos išlaidos, o įrangos ir kitų prekių įsigijimo išlaidų pusėje sumos sudaro 2442,8 ir gaunasi 2606,23 €. Taip. Tai viskas gerai. Dar kartais tikinam, kad tikrai nesuklydom. Galite pakviesti. Taip. Bet, gerai. Taip. Mažosios bendrijos VBMH projektų hidraulinių sistemų remonto įrangos įsigijimas. Tai pareiškėjas paramos prašo pirmą kartą, užsiima mašinų remontų ir techninę priežiūrą, įkurta 26 vasario 5. Patirtos išlaidos 6821,15 €, paramos prašo 1482 ir taip įvertinus visas, kadangi tinkamos išlaidos ir tinkama kompensuoti, tai yra 50%. Suma tinkama jo būtų visa, tai yra 2500 maksimali, ką galima. Nors jisai pats prašo ten 2482. Vertinus visas sąskaitas ir tinkamos išlaidos yra tokios. Taip, tada pereinam prie administracinės atitikties vertinimo. Taip, antra dalis silpnokai aprašyta, irgi vienu sakiniu. Tai manyčiau, kad pirmą dalį vertinama išsamei aprašyta, tai yra šimta, o antrą iš dalies, tai 10 balų. Verslas jaunas, tai 10 balų negauna, pareiškėjas pirmą kartą teikia paraišką, tai gauna 10 balų.
socialinio verslo nevykdo ir 10 balų gauna už tai, kad nėra gavęs. Bendroje sumoje yra 50 balų. Vertinama ši paraiška. Toliau lieka dar 3 paraiškos. Tai buvo 20, taip? Aha. Individualios veiklos išlaikymų. Pareiškėjas kreipėsi paramos nebe pirmą kartą, jau 3 kartus yra gavęs, nuo 20 metų kreipėsi, užsiima grožio priežiūros ir kitų grožio salonų veikla. Patirtos išlaidos yra 511 eurų, prašo 511, tačiau vertinus visas tinkamas išlaidas, kadangi buvo ir netinkamų pateikta sąskaitų, tai tinkama finansuoti yra 235 eurai. Administracinė atitikti atitinka pareiškėjas. Veikla, taip sakyčiau, iš dalies aprašyta turbūt. Galėtų būti tikrai išsamiau. Tai būtų po 10 balų. 10 ir 10. Jo, 10. Kadangi yra sena veikla jau nuo 20, tai gauna 10 balų čia. Ir taip, nebe pirmą kartą tai balų negauna, socialinio verslo nevykdo ir paskutinį kartą paramą gal 23, tai čia gauna 10 balų, nes 24-25 negavo. Tai bendroje sumoje yra 40 balų vertinama paraiška. Įdomus pavadinimas, individualios veiklos išlaikymas. Taip skamba, kad išlaikyti, tik išlaikyti. Nu, paaiškėja, prašo veiklos nuomos, patalpų nuomos kompensuotojų. Tai aktualu išlaikyti turbūt. Kaip jau kas nori, tai projektą pavadina. Vėl dabar. Taip. UAB Ugnila projektas ir lauko virtuvės grilis. Tai pareiškėjas paramos prašo nebe pirmą kartą, 4 kartus jau gavę nuo 20 metų. Administracinę atitikti atitinka. Patirtos išlaidos yra 4800, prašo 4800, tačiau pagal 2.6 priemonę tinkamos kompensuoti išlaidos yra pusė sumos arba nedaugiau kaip 2500, vykdo restoranų ir pagaminto valgio teikimo veiklą. Tai dokumentai visi pateikti, sąskaitos pagrindimai yra. Pirmas, taip, iš dalies ir tas turbūt vertinama pagrindimas, nes sirokai. Verslas įsteigtas anksčiau kaip 2 metai, tai gauna 10 balų. Čia negauna balų, nes teikė, paskutinį kartą gavo 23, tai gauna 10 balų, nes negavo 25 ir toliau nebegauna ir bendroje sumoje paraiško vertinama taip pat 40 balų. Ir siūloma finansuoti, jeigu bus lėšų, jeigu išliks. Mes jau išvadą surašysim vėliau. Dabar dar liko viena paraiška įvertinti. Bendrijos SA baldai projektas. MBSA baldai veiklos sąlygų gerinimas modernizuojant šildymo sistemą. Tai pareiškėjas paramos prašo pirmą kartą, įkurta
įkurta įmonė 23 metais, užsiima baldo apšvietimo įrangos, indų ir stalo įrankių ir kitų namų ūkio prekių mažmeninė prekyba. Pateiktos išlaidos 4744,76 eurai, prašo 2300. Tai vertins visas tinkamas išlaidas. Yra tinkamos išlaidos sudaro 2352,38 eurus. Vertinant atitikti atitinka administraciniais visais klausimais. Aprašymas labai įdomus, gal net per išsamus. Ir dienos, ir veiklos rezultatų, ir priemonių. Darbo vietų nesukuria, kadangi įsteigta 23, tai gauna 10 balų. Jo, 20 pagal nuostatų registravimą įsteigta 23. Tai 10 balų. Pirmą kartą kreipėsi 10 balų, socialinė valstybė, tada nėra gavęs paramos, pagaus taip negavę, tai 10 balų ir toliau nebegauna. Iš viso gauna 70 balų. Jo, ir čia antras daugiausiai rinkės. Antras daugiausiai. O dabar reikėtų reitinguoti. Sekantis klausimas, taip, pabandysim sudėlioti darbos pagal. Dabar yra eilės tvarka. Ta pačia eilė, kurią svarstėme. Jo, tai dabar pirmiausia pagal balus, tai buvo daugiausiai 70 Dorota ir esą baldai. Tai net juos išimt turim dabar, ne? Iš eilės jos į pirmus išimtas paraiškas. Kur 70. Jo. Ir iš eilės sudedam dabar. Dabar paskutinis į 70. Jo. Ir dar kuris sakė? Aštuntas Dorauta. Tai gal pirmas Dorauta eina, nes anksčiau pateikta paraiška, tada eina esą baldai. Ne, iš eilės. Jo, Dorauta esą baldai. Ir ta, kiek mes čia turim? Iš viso turim 30 000 metams. Jeigu mes dabar išdalinam visus, tai antro kvietimo tikrai nebus. Dabar, ką mes čia skaičiam, tikrai yra virš 30 000. Nebent paskirtų dar. Nu, nebent. Tai dabar gal susireitinguojam paraiškas, ar ne? Tai Dorauta ir esą baldai ir tada 60 balų surinkos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 projektų, tai gal tai pareiškėja. Pareiškėjas reikia pagal projektus, gal pavadinimus, aš taip pasakysiu, gerai? Gerai, o dabar. Tai būtų. Čia reikia iškart ir pinigus dėti, ne, kad žiūrėt, kiek užtenka. Mes pirmiausia susidedame eilę, o tada suskaičiuojam, kiek užima pinigų iš viso, kuriuos reikia atmest projektus. Bendrosimo. Tai gerai, tada turėtų eiti penktas darbotvarkės klausimas. Ta paraiška tai būtų smulkaus verslo modernizavimas. Taip, šitas 60 balų. Toliau turėtų eiti 7. paraiška. Visi 60 balų surinko. Grožio paslaugų plėtra. Grožio paslaugų plėtra. Taip. Tada toliau eina lauko prekyba. 8. Lauko prekyba kur buvo. 10 balų. Lauko prekyba. Taip. Vertinam pačiom, tada
Mažoji bendrija Lignalis surinko 60 balų. Taip. Patikrinkite, taip, 60 balų šįmės dar. Tada 14 darbotvarkės klausimas, pasisutas sodybos infrastruktūros gerinimas. Žiūrim, tikrai 50, taip. Ir dabar čia jau 70 buvo visų. Ir dabar turėtų yra 50 balų 3 parai. 3. Jo, dabar streikia. Trys patikros, yra mažoji AD performance, mažoji bendrija Mecha ir pareiškėja. Tai būtų Taip, dabar pirmas AD performance, ne? performance, Mecha ir trečias klausimas. Performance. 50 balų. Mecha. O kodėl tai nedirbantų? Mačiau. Pirmas tai 60. Nu, pirmom praleidom dar mes jie. Čia yra paraiška, čia 50 balų. Jinai kaip tik eina po sesučių, taip. Po sesučių, va. Pirmom burnom. Sesytės. Ir tada eina trečias klausimas darbotvarkės po smulkaus vidutinio verslo rėmimas. Nes pagal pateikimo tvarką eina pirmas pareiškėjas pateikęs paraišką, taip, tada AD performance 50 balų ir Mecha 50 balų, taip. Eilės tvarka eina. Ir tada jis 40 balų. Pavyzdžiui. 50, taip. Tada eina pareiškėjas 11 darbotvarkės Vulkano kebabai pagal eiliškumą, nes 9 pareiška, gerai. 40, taip, tada eina probleminės pėdos, 40 projektas, tuomet Medienos gaminta. ai, dar va, Medienos daro. 40 balų Minkevičius, taip, ir pavardė pareiškėjas išsimušėm iš, taip, taip. Medinis taras. Medienos gaminė. Tada sportimus. Taip, Optimus. Žingsniai sėkmingo verslo link. Taip, okei, surinko, taip, žingsniai, taip, minta, kad nesusimaišyčiau sportimu. Bet kuris dėmesio, viskas. Čia. Jo, tas 13 pareiška. Kur medienos gaminiai, tada sportimus, taip. Niekam klaus. Sportimus. Tai balai 40 ir 5 žingsniai. Verslo linka irgi 40, 16 pareiška. Ir liko kiek pareiškų? 3. Viena iš jų. Ne, 4 liko. Tai Gumila dar. 4. Gumila buvo. Gumila. 40 gal. Kas 4 diplomą? Gumila Gumila, šitas. 40 balų. Ai, šitą nesiskaito. Taip. Jo, Lauros. Nesiskaito, nes pateikė. Taip. Tai 3 liko. Taip.
Ir 20 balų. Eina pareiškėja, anksčiau pateikė, jau pasakysiu, kuri čia. Individualios veiklos. Taip, individualios veiklos išlaikymas pirmiau eina. Taip. Tada eina Ugmila ir tada eina Minstedas. Labai gerai. Ir netitiko administracinės atitikties Lauros projektai. Tai va toks. Dabar reikėtų pagal sumas sudėlioti. Tai pirmiem 10 projektų paimam, kas čia gaunasi, kur mes pasibaigėm išdalinti visus pinigus, tuoj pažiūrim ties kurio projektų. 70 balų, 60 Jo. ar užtenka? Čia viskas, 70, 60, faktiškai mums užtenka. Pasibaigė ties 17 projektų, yra 29 623,41. O paskutinis projektas? Tada lieka 2400 ir 1859 paramos. Prašom. Tie, kurie nebegauna. Jo, tai šitiem, nes realiai nuo 30, kas čia lieka 377 eurai. 18 paraiškai, tai aš nemanau. Bet mažiausias balas, paskutinė paraiška, kuri gauna paramą, kiek balų? 40. Sekantis irgi yra 40, tačiau jisai yra pateiktas Pagal vėliau. O dar su 40 lieka vienas. Nieko ne. Tai žodžiu, vienas. Daugiau lieka tik 20. Tai čia kaip Du projektai. du lieka, kurie negauna. Vienas Du negauna. Ir vienas iš jų. Vienas su 40 nebeužtenka pinigos, o kitas su 20 nebeužtenka. O vienas netitinka. O vienas netitinka. 3 projektai. Taip, 3 projektai nefinansuoja. Tai iš 20 projektų, tai 17 gauna tiek, kiek prašo, kai kas net daugiau. Taip. Tai tada sprendimas taip, aš tada gal iš eilės ir siūsiu rašytis tada parašus. Tai Dorautas rinkę 70 balų finansuojami, finansuojami suma, kurią 2500, tai siunčiam pasirašyti tada. Taip pat projektas mažosios bendrijos Sabaldai, taip pat rinkę 70 balų finansuojamas. Numatyta suma, tai kuri buvo, tai yra 2350,38 centai. Pareiškėjo smulkaus verslo modernizavimas rinkę 60 balų finansuojamas irgi. Numatyta suma tai yra 975, kita pareiškėjo grožių salonų paslaugų plėtra taip pat 60 balų, finansuojamas 1615 eurų. Iš eilės, kad nesusimaišyti iš kito galo. Tada tokia yra taip, tada kito pareiškėjo lauko prekybos modernizavimas finansuojamas parašyta suma. Taip pat surinkta 60 balų. Ruožai bendrijos Liubinarės projektas finansuojamas 1800 turbūt kažkur. Jo, 863 eurai. Pasipūtės sodybos infrastruktūros gerinimas 60 balų taip pat finansuojamas. Taip. Čia matytas suma irgi 2178. Mažosios bendrijos sumom Burno finansuojamas. Taip pat numatytas suma, kuris
Čia reikėtų patikrinti. Jo, užėjsiu. Taip, tada vidutinio verslo rėmimas jau dabar perina 50 balų. Taip pat finansuojamas. 2500 mažosios valstijos platformos. 50 balų, tai pagal bendrinę 50 balų, taip pat irgi suma. Ir 40 balų surinkusių projektų buvo 7 projektai, 6 iš jų finansuoja. Tai protokolas vėliau dalyviai kiekvienam. Ir protokolo tik tai jūs ir aš pasirašinėsiu. Ir Pasižiūriu, kaip jie visą gražiai rašė. Giedriui pasidarė. Kaip? O Jėzus. Pasižiūriu, kaip jie visą gražiai parašė. tada, kaip ir minėjau, lieka ten 400 patikslinau, tai ta suma, manau, Eugenijus. jos net nesiūlom tam likusiam paaiškėjai, nes tada mes užkirsim kelią kitais metais. Tam jau tada balų mažiau bus. O jeigu būtų skirta pinigų dar papildomai, ar jisai su tą savo paraišką galėtų antram turė dalyvauti? Ta pačia paraiška galėtų. Nes jeigu išlaidos yra patirtos metai iki, tai jisai galėtų. O ta užbrūkšnė pirma paraiška, kokio dydžio suma būtų? 1805. Tai vat likusios sumos dabar yra 2400 ir 1859. Tai yra, 4000 grubiai su biškiu trūksta. Realiai čia nepilnai 500 lieka, tai 3,5. Dabar kuris Kiek buvo? trūksta 3,5? 3,5 grubiai, iki 4000. Ne? Finansų ministerija kreiptųsi. Mato, tada vėlgi nėra aprašyta nuostatuose, tai mes naują kvietimą, ar jie gali automatiškai pretenduoti čia. Nes realiai pateikus naują kvietimą gali naują ir vėlgi atidirbti žemesniai vietų. Taigi čia tam ir yra tas išreitingavimas, vadinasi, Kad su mažais balais negautų. Manyčiau, kad žiūrėti tiek tai UAB Mila ir mažoji bendrija Minstepas, kadangi trūksta finansavimo, neskiriamas. čia jūs parašysite. Įrašysiu taip čia. Įrašysim viską. Ir O jeigu būtų naujas pinigų, tai būtų naujas ir šaukimas. taip naujas kvietimas. Manyčiau logiškiausia. Jūs susibuvote.
ir vienas projektas, kaip ir minėta. Ir šičia irgi rašytas taip pat. O jūs neringa paprašysiu tada ateit pasirašyti. Gerai, užsuksiu. Tai ką, labai noriu padėkoti visiems komisijos nariams, atlikom tikrai nemažą darbą ir viltis, kad tos lėšos, kaip sakyt, bus prasmingai. Prisidės. Taip, prasidės prie verslo. Ties, tai tą posėdį baigiam. Ačiū Neringai. Ačiū visiems. Reiktų išjungti. Ačiū. Viso gero. Viso geriausio. Šitą paminėjau. Klausim, gal. Klausim, gal.